turime šiandien kalbėtojo susirinkimą, pranešėjo susirinkimą ir savo patirtimi pasidalinti su mumis sutiko šiandien Elgė iš Vilniaus iš grupės pagrindinis tyrimas. Prašau. Ačiū. Apie valandą laiko, turbūt 15 minučių. Klausimams palikti, ne? Tai 8 valandą. Kiek? 8 valandą turėčiau palikti. Nu, gerai, bandysim, kad taip ir gausis. Sveiki visi, labai smagu matyti pažįstamų veidų. Mano vardas yra Elgė, aš esu alkoholikė. Labai ačiū už galimybę pasidalinti galimybėje. Tikrai faina atvažiuoti svečius, tikrai labai faina. Ir šiandien tokia diena, sausio 5. Lygiai prieš 3 metus aš dar visiškai girta paskambinau globėjui ir pasakiau, kad aš jau viskas. Ir kad man tikrai, šį kartą man pagalbos reikia tikrai. Ir vat nuo tos dienos aš negėriu, nė lašo. Tai, bet iki tos dienos, kuri buvo tikrai juoda ir baisi, su nekūrentais namais, išdaužytais langais, supjaustytom rankom, sukapota mašina kirvių ir manim buvo tokia visa juodoj skylėj, visiškai nematant jokios išeities. Buvo ilgas kelias iki tos dienos, ir prasidėjo viskas tai ganėtinai anksti, man buvo apie 12 metų, kuomet aš pirmą kartą paragavau alkoholio. Ir įvyko tas, kaip man tada atrodė, stebuklas. Aš buvau toks vaikas labai trokštantis dėmesio, labai norinti, kad mane girtų, mylėtų, kad aš būčiau pati geriausia, aš buvau ten pirmūnė ir taip toliau. Ir tokia visa stengiausi įtikti visais įmanomais būdais ir tuo pačiu aš turėjau labai didelį nepilnavertiškumą viduje. Toks sprogstantis mišinys, aš noriu dėmesio ir aš bijau. Ir aš pykstu iš tos baimės, kad visi geresni už mane. Ten tas tą turi, pas ką ten mašina pas tėtį geresnė, pas kurią ten suknelė gražesnė. Ir iš to vidinio, ta prasme, aš jokios ramybės neturėjau, kiek aš save atsimenu. Aš visą laiką gyvenau tokiam įtampoj, gal įtampoj, taip lengviausia būtų apibūdinti. Tai ir tas pirmas paragavimas, atsimenu, aš iki šiol ir labai gerai atsimenu, kaip ir galvą gavau ir visa kita nuo tėvų, bet svarbiausias dalykas buvo tas jausmas. Ir mane rusiškai pasakyti labai gerai galima atpustila. Man tiesiog paleido visą mano įtampą, visas mano baimės, aš taiga tapau faina, tokia pati savo, Nors ten nebuvo man prieš ką būti faina, aš buvau vienintelis vaikas namuose tuo metu, ten mano sesutė buvo dar maža visiškai, buvo kažkoks balius, kažkoks paliktas pusbutelis ir aš susigalvau, kodėl man taip tuo metu reikėjo, ten susimaišiau su kažkokiu kompotu tos degtinės ir išgėriau. Ir nuo to laiko aš jokio stopo neturėjau niekada. Aš galėjau paragauti, ir viskas, ir buvo tom pasibaigę, bet aš damušiau viską, kiek buvo, nors man ten akivaizdžiai buvo per daug. Ir viskas baigėsi konfliktų, ir atrodytų šiandien dieną, kad tai ir viskas, tai prisidirbai, gavai ir užtenka. Bet man alkoholis nuo pat tos dienos, jisai man tapo tokių iš pradžių nepasiekiamų dalykų, bet apie kurį svajojama, o labai greitai ir tokių, kuris tapo realybė, nes nežinau, kiek man čia buvo metų, gal 13-14, kai aš pasakiau tėvam, kad aš į mokyklą nebeisiu. Turėjau tokį ten atvejį, tai buvo tiesiog jau besitęsiantis tie dalykai, net ant patyčios ir taip toliau. Ir aš dabar šiandien dienai suprantu, kad čia viskas dėl mano charakterio. Aš negalėjau sugyventi su niekom. Aš niekaip negalėjau priimti realybės. Tokia, nuo pat kiek save prisimenu, aš tokia buvau. Viskas buvo ne taip, pasaulis buvo ne toks. Aš gimiau ne ten, ne toj šeimoje, mane ne taip myli, aš ne taip atrodau. Aš neturiu to, aš neturiu kito, aš fantazuodavau, pasakodavau kažkokias istorijas, apie save. Ir aš toms istorijomis tikėdavau. Iš tikrųjų, toks iliuzijų žmogus, nuo pat vaikystės, taip mane Dievas ant šitos žemės nuleido. Ir alkoholis tapo mano didžiausias draugas, nes atrodo, mane visą tai sustyguodavo, buvo tokia pradžia, aš iš tikrųjų, aš tada atsistodavau kojom ant žemės, aš jau tada man tas pasaulis atrodydavo gražiom spalvom, ir visa kita. Tai aš iš tos mokyklos bėgdama, aš aišku, radau draugų, kurie tą alkoholį mėgo taip pat kaip ir aš, jie gal ten buvo kažkiek vyresni, bet
Bet tai nėra taip gal ten jau labai svarbu, ar ne, ir viskas. Ir prasidėjo mano tas valkatavimo laikotarpis, ar ne, kažkur iki 18 metų, kur aš visiškai negyvenau namie, aš grįždavau kartais pavalgyti ar kažką pasiimti, o ne, aš buvau toksai gatvės vaikas, man iš tikrųjų ten pankų kultūra ar ne, viskas mane tas priviliojo, aš jeigu negalėjau būti geriausia, aš taip save matau, ne, kad aš turbūt man labai reikėjo kažkokia būti vis tiek ypatinga, aš turėjau būti pati blogiausia, ne, išsidarkiusi, išsiplėšiusi, žodžiu, visokiais vaizdiniais, ne, pritraukti tuos ir savo elgesiu, tokiu nachališku, ir vagystėm, ir viskuom, bet būti tokia pati aršiausia tada, ne. Toks labai destruktyvus, ne, laikotarpis ir tas alkoholis man iš tikrųjų nelindo, ne, nu, nebuvo taip, kad jis man buvo skanus nuo pat pradžių, kad aš tiesiog geriu ir man skanu, ne dėl to aš gerdavau, aš dėl būsenos gerdavau. Ne, ir aš toj paauglystė, aš atsimenu save puikiai, čia ne kartą, ne 2, ne 10 buvo, kai aš vėmiu, aš negaliu, man alkoholis tas lenda ne atgal ir aš vėl, man reikia tos kondicijos. Ir visą laiką to reikėjo. Čia kažkokia tėvo pakalbėjimą apie kažkokią taurę vyno, žinai, ta prasme, tokio dalyko kaip stopas aš niekada gyvenime nesupratau ir dabar suprantu, kodėl. Dėl to, kad šiandien dienai aišku man, ne, kad aš tikrai alkoholikė ir kitų variantų aš neturiu, jeigu aš noriu gyventi, ne, tai aš turiu pripažinti tą ir su tuo susitaikyti. Vėliau taip įvyko, kad gimė mano dukra ir tai per visą mano gerimo laikotarpį buvo ilgiausias periodas, kai aš negėriau alkoholio. Tai dėkinga Dievui iš tikrųjų už tai dabar esu labai, kad bent jau fiziškai vaikas negavo to būtent alkoholio į savo kūną, ne per mane. Bet tai buvo trumpas laikotarpis, dukrai gimus, atrodė, kad viskas susitvarkys, ar ne, atsirado vyras, aš ištekėjau, ar ne, ir atrodė, dabar jau kažkam aš reikalinga, bet buvau reikalinga ne taip, ir vėl viskas ne taip. Nors aš ir tą vaiką myliu, tą savo dukrytę, ne, ir atrodo, viskas kaip ir tvarkoja, ir aplinkui mane tvarkoja, ir tėvai tam padėjo mums ir su būstu, ir su viskuom. Ir įsivažiuoti, nes ir aš buvau jauna, ir jisai buvo jaunas žmogus, ne, man viskas ne taip. Man viskas ne taip, aš save tiek kankinu, ne, kad man vienintelė mintis, kaip man pailsėti, ne, ir aš vėl grįžau prie alkoholio, ten dukrai buvo gal 4 mėnesiai kažkur tokiam laikotarpiui. Ir vėlgi, sunkiai lindo, be protų sunkiai lindo, aš save kankinau, privartavau, man reikėjo būsenos, ne, man kad tą būseną pasiekti, man tai buvo labai fizinė tokia nukančiava, bet, organizmas toks dalykas, ne, jisai greitai tam suprato, kad nieko čia nebus ir reikia priimti, ne, ir viskas tojo savo vėžes ir viskas. Ir nebebuvo jokio tokio tų saldainių ir gėlių periodo, ne, kur atrodo, kad kažkaip tai labai ten viskas smagu. Iš karto mano vyras tiesa išvažiavo į užsienį dirbti, su kilniu tikslu, kad užsidirbti nuo savam būstui ir taip toliau, ne. Ir aš pajutus tą laisvę, tų pinigų, ar ne, atsirado, tų siunčiamų ir prasidėjo tas toksai beprotiškas kažkoks gėrimas viešose vietose, ne, ten barai, restoranai, svečiai, kažkokie vakarėliai, ar ne, ir visiškas nesiskaitimas su tom lėšom, kurias man atsiųsdavo vyras, ne. Aš iki pat žingsnių taip galvau, kad jisai vis dėlto kaltas dėl viso to, kas atsitiko, bet iš tikrųjų tai aš tiesiog neturėjau jokių ribų, ar ne, ir kiekvieną rytą atsibudus būdavau žiauri baimė, tas moralinės pagirios, kurios po to jau išnyko, ne, su laiku, bet tuo metu jos buvo tiesiog nepakeliamos apie tai, kas žino, kas matė, kas nematė, kaip grįžau, atsikeliu su kokiu vyro draugu, dar tik žinau, visiškas bispridėlas, ne. Ir, ant tiek gėda, kad aš to tiesiog pernešti negaliu, ne, vienintelis dalykas, kurį aš galiu padaryti, tai dar kažkiek išgerti, kad man truputėlį aprimtų, ne, tai. Ir supratau, kad, esmė tai yra alkoholis, ne, jisai sudalyvavo tame, nes, man būtinai reikėjo kažkokios šventės, jeigu ten kokiam bare, ne, tai aš būtinai ant stalo pašokti, atėjo kažkokia draugė ten su kažkokiu bachūru, man tą bachūrą būtinai nusikabinti reikia, toksai, tas pirmavimas, amžinas pirmavimas, amžinas tas žvaigždės buvimas, tas troškimas, žinai, didžiulis. Ir visą laiką pasiekmes. Ir vienos už kitas baisesnės, gėdingesnės ir visiškai ta prasme tokios.
Nu ir vienintelis dalykas, kurį aš nusprendžiau mane pakeisti, tai aš supratau, kad tai alkoholis, bet apie tai, kad jo atsisakyti, man nebuvo net minties. Aš tiesiog užsidariau gerti namie. Ir viskas. Nusprendžiau, kad jeigu jau taip, draugystės šitos aš neišduosiu, aš tiesiog jau būsiu viena, aš geriau išduosiu tos žmonės, ne su kuriais ten bendrauju, bet ne alkoholį. O tokios labai stiprios sąsajos mūsų buvo. Ir nuo to laiko praktiškai nebuvo jokių tarpų. Aš vartojau alkoholį kiekvieną dieną per tuos metus, čia sakykime taip, bendrai paėmus turbūt gerų 15 metų. Mano blaivus periodas buvo didžiausias 1 mėnesis ir tai buvo sustreikavus sveikatai, su kepenim kažkas tai buvo labai tokio negero ir aš tiesiog iš baimės laikiausi ir man tai atrodė didžiulis pasiekimas, tiesiog beprotiškas pasiekimas. Ir supratau, kad tas gyvenimas galėtų keistis, bet mano būsenos vidinės buvo tokios tragiškos. Aš buvau paskendus savigailoj, kažkokioj baimėj, įtampoje, aš to neišlaikiau, mano smegenys sudirbo vėl, kaip veikia alkoholiko smegenys. Ir aš tiesiog atsimenu, einam prekybos centrų su dukra ir aš taip galvoju, gal išgerti butelį vyno, taip kultūringai, sūrio kažkokio nusipirkta, Ir aš imu tą butelį vyno, dar dukrai kažką sakau, aš matau jos akis ir aš pati suprantu, kas bus, bet aš nieko negaliu padaryti. Ir aš pareinu namo, aišku, paspjaustau tą sūrį, per 15 minučių išgeriu vyną, sūris lieka, aš einu į parduotuvę nusipirkti tiek, kiek man iš tikrųjų reikia, žinai. Ir viskas. Ir iš pradžių gal ir buvo tų minčių daugiau tokių apie tą kovojimą, kad čia galėčiau kažkaip, aš paskui labai greitai tas iliuzijas praradau, kad aš galiu kažkaip. Visas tas gyvenimas, jisai buvo iš esmės kalendorius, aš negersiu ten nuo pirmadienio, nuo penktadienio, nuo sekmadienio, nuo gimtadienio, nuo kalėdų, po kalėdų. Ta prasme, kiekvienas vakaras, kai aš atsikimšdavau butelį, jisai būdavo pažadu, kad tai yra paskutinis kartas. Tokia visiškai kankinanti, tokia ilga būsena, kaip aš sakiau, tų 15 metų, kai aš ten dieną, kokią 2 dienas ten kažkur trečiadienį kažkokį tai pratysdavau, blaiva, tai jau būdavo man pasiekimas, aš jau pradėdavau tikėti, kad gyvenimas gali susitvarkyti, ir kitą dieną aš vėl gerdavau. Tai tos dozės nebuvo mažos ir aš buvau tokį savo kaip metodą, jau išsidirbusi, kiek aš galiu išgerti, ten ilgą laiką ten buvo, pavyzdžiui, 0,7 degtinės ar kokio stipraus gėrimo, arba 3 buteliai vyno, tokia, netgi ne 3, o žinojau, kad turi būti šiek tiek mažiau, parsineždavau 3 ir iš karto nupildavau tą dalį, kad rytoj galėčiau išeiti į darbą, tiesiog toksai atidirbtas metodas, Tiesiog per ten valandą su trupučiu, susikratyti, nepradėti per anksti, nes reikės eiti dar, o tiesiog toks savęs išauklėjimas, taip, nes kitaip negalėjo būti. Dirbti aš privalėjau, nes aš buvau viena, aš neturėjau tų lėšų gerti, Viskas, kas liečia mano vaiką, išlaikydavau mama, močiutė, ta prasme, aš jomis manipuliuodavau iki begalybės. Visiškai, aš iš jų visą gyvenimą tempiau, bet dabar jau kiek laiko praėjo, mama man vis tiek kiekvieną mėnesį skambina, kai jinai gauna algą ir jinai klausia, ar tau netrūksta pinigų. Taip aš jas išauklėjau. Ir man dabar viskas paprasčiau, aš turiu programą, aš turiu į ką kreiptis, aš galiu apie tai pasikalbėti, o jos neturi nieko. Jos taip ir liko. Tokia sunki tema, bet ji turi savo vietą mano gyvenime. Tai žodžiu, ir viskas tęsiasi labai ilgai, tie tokie bandymai gyventi su tuo susitaikymu, kad alkoholikė ir kad kitaip aš negaliu, ir būsenos buvo tragiškos, visa savigaila, aš žengiu žingsnį ir gailiuosi savęs, matau, kad visi aplinkui gali normaliai gyventi, tu eina kažkur tai, šypsosi, tas pas juos keičiasi aprangos, keičiasi automobiliai, ten kažkur kieme pro langą matau, o pas mane nesikeičia niekas. Aš turiu tik tai butelį ir savo tą gyvenimą, kuriame aš nematau jokios prasmės. Ir aišku, ten kiek kartų ir dukra apvogta, ir
Ir visiškai ten darbe nesiskaityta, nes su niekuom ir, nu, žodžiu. Tiesiog, nu, gyvenimas buvo jaunas, visiškai jaunas, o aš tokio būsenoje, kad aš, nu, neįsivaizdavau, kaip tai gali pakeisti. Ir svarbiausia, kad man ilgą laiką tiesiog, nu, neblogėjo taip tragiškai, ne, kad aš tiesiog krisčiau ar ne, nebegalėčiau atsikelti, aš tiesiog iš paskutinių purtydavau, sėdavau, kentėdavau tą dieną, aš nieko net nevalgydavau, ne tam, kad tas alkoholis suveiktų normaliai vakare. O tokia vat kančia labai ilga, ne, ir paskui dukra išsikraustė, jie buvo gal 16, ne, gal 17, jau tokia paaugusi, ne, tiesiog pradėjo matyti viską kaip yra, ne, ir tiksliau gal atsirado tų jėgų tam pasipriešinti, išsikraustė pas mano mamą gyventi, ar ne, ir kažkaip, nežinau, čia buvo toks turbūt iš vienos pusės lyg tai kaip ir laisvė gerti kiek noriu, nes atseit aš ten slėpdavausi, žinai, ten visur ten pristatyta tų butelių, jinai ten atseit nežino. Ten visiškai, žinai, kiekvienas šuo, žinai, žinojo tam kiek aš geriu ir kaip, žinai, nors ten visą laiką būdavo ten maršrutai per parduotuvės per 3, žinai, ten susipirkti po 1,03, kitus 2 po 0,25, va tos vat matematikos, kad apie mane nieko nepagalvotų, ten skirtingose maišuose į reklamą su kitus butelius, kad jie neskambėtų, nu, bet čia, žinai, va čia mano mąstymas, o tai ant kaktos viskas parašyta. Tai aš gyvenime ten, pas psichologą, kiek save atsimenu, tiek aš užsirašinėdavau, aš niekada gyvenime ten nenuėjau, nes aš vis laiką buvau su birigaru. Ir aš suprasdavau, kad, nu, aš ateisiu ir man bus pasakyta tiesa į akis, ne. Ir aš tiesiog persirašydavau dar 2 mėnesiams su tokia labai tikra iliuzija, kad aš tikrai šį kartą susitvarkysiu ir aš nueisiu kaip žmogus ir pasakysiu, kad man bloga. Tai vat tokia vat labai ilga kančia, ne, ir vat dukra išsikraušius pradėjo viskas labai prastėti greitai, labai pradėjo ir organizmas pasidavė ir viskas tiesiog prasidėjo visiškas toksai visko iš namų išnešimas, ne, ten ligoninių periodas, aš tai Naują Vilnią pakliūdavau ten kartą per mėnesį ar per 2 savaitės, atsičiūkindavau ir vėl gerdavau, ne, ten ir bandžiau koduotis. Nieko, man tas kodas ten veikia 1,5 valandos. Aš važiuodama iš ligoninės, ne, tiesiog gavau į telefoną žinutę, kažkokios ten lėšos buvo užskaitytos į sąskaitą, nežinau, gal ten kokia pašalpa ar kažkoks likutis ten. Ir viskas, mano tas jau stiprumas išgaravo, aš tiesiai su to užkoduotu savo to, žinai, visų reikalų. Nuvarėjau į parduotuvę, nusipirkau degtinės, tiesa, biškį geresnės negu įprastai, ne, ir pasidėjau šalia, atsimenu telefoną, galvoju, jeigu ką, žinai, reikia skambinti ir viskas. Va tiek to kodo man te reikėjo, žinai, tas noras išgerti, jisai stipresnis už viską yra. Nu ir va, ir būnant ligoninėje paskutinį kartą, ne, va, prieš tą jau mano bandymą sveikti, aš supratau tą visą situacijos tragiškumą, ne, va, visos mano pajamos buvo visiškai nutrauktos, ne, mama, močiutė nebekėlė ragelio, tos, iš kurių aš visą galėdavau, už to man niekas nebeskolino pinigų, aš niekur nebedirbau jau seniai, viskas buvo skolose. Aš skolų iš vis per tą laikotarpį labai didelių pasidariau, nes aš visą laiką man norėjosi gyventi, žinai, ne pagal savo poreikius. Tai ten, kai atėjo 9 reikalas, tai ten buvo reikalų su antstoliais tikrai nemažai. Nu, šiai dienai aš jau esu nieko neskolinga, viską atidausi. Dabar nušokau nuo to vat, paskutinio karto ligoninėje, ne. Aš supratau tos situacijos tragiškumą, aš noriu gerti kaip žvėris. Vat aš sėdžiu toje ligoninėje, aš suprantu, aš išeisiu, aš noriu gerti. Ir aš nieko nebeturiu, jokių net jėgų, aš ten vogdavau iš tų parduotuvėlių, kur ten aplink namus. Nieks ten į mane dėmesio nekreipė, jie turbūt tiesiog nenorėjo to. Nežinau kodėl. Bet tiesiog, ne, ir aš supratau, kad tai tęstis ilgai negali. Aš, nu, taip galėjau numanyti, kur ves toliau mano kelias, ne, visiškai su to didžiuliu noru gerti ir be jokių galimybių tai įsigyti kažkaip normaliai, ne. Teks, žinai, ten kažkokie bendravimai su tokiais žmonėm, kurie aš skaičiau yra kažkur, žinai, žemiau labai už mane, bet iš tikrųjų tai ne. Tai va, tai ta baimė mane kažkaip ir tas noras pabūti, kad mane kažkur palaikytų, ne, va, taip įvyko tenai, kad man pasiūlė į ten tokią reabilitacinę programą, jinai kito ligoninė įvyko 28 dienų ir aš iš karto po ligoninės man pavyko pakliūti tenais. Nu ir ką, ir ten iš tikrųjų gal pirmą kartą aš taip vat sušilau, taip normaliai, nežinau, tokia, nu gal tiesiog, kad aš pamačiau ten tokius pačius žmonės kaip ir aš, ne?
ir veikia puikiai, ir atsigavau, ir atsirado tas noras kažką, tai čia va, atrodo, jau čia būsiu blaiva, ne, čia kaip ir viskas čia fainai, čia visokie parūkimai, piragai, visokie, žinai, ėjimai į tas grupės ir taip toliau. Nu, ir va, nu, vienintelis tas dalykas, kuris iš tikrųjų, nu, va, kurio vertė buvo auksinė, ne, tai tas va, mūsų pripratinimas eiti į tas grupės. Pradėjau lankytis ir po išėjimo, vienoje iš jų, nedidelė grupelė, tokia ramių žmonių, ne, kurie ten susirinkdavo pabendrauti daugiau gal. Ir aš buvau girdėjusi apie žingsnius, apie programą, ne, vis klausinėdavau ten tų moterų, kaip čia, gal čia kokia čia globa, žinai, kaip čia atrodo kažkaip tai kaip tie žingsniai, nes mes čia juos perskaitom, atrodo kaip ir viskas, žinai. Nu, jos sako, ai, tu neskubėk, žinai, viskas kaip ir, nu, viskam savas laikas. Ir vienam renginį išgirdau spikeriant moterį, kalbant moterį, ne, kuri kalbėjo apie tai, kad jinai tos žingsnius darė. Ir kad jos gyvenimas pasikeitė, ne, ir nu, mes su ja ganėtinai skirtingos kaip asmenybės, ne, bet vat, ir socialinė padėtim, ir viskom, ir istorijos pas ją kitokios nebuvo. Bet va tas kažkoks vidinis tas, ne, tas siaubas, kai tu negali išsivaduoti ir paskui kai viskas keičiasi. Ir, nu, nežinau, man iš jos ta šiluma toksai sklindantis, tas toksai, ko manyje nebuvo. Aš buvau kaip ežys, dygliuota, kaip su nulupta oda, ta prasme, man viskas, negalėjau aš normaliai, man buvo labai sunku, kaip man tas gyvenimas, negalėjau aš jame gyventi. Tai va, tai aš jau negalėjau sulaukti, kada jinai baigs kalbėti, tai nuėjau prašytis globos. Nežinau, aš nieko, ko aš ten prašau, ne, bet nu, man svarbu buvo. Ir čia gal irgi, nu, tas mano egocentrizmas suveikė, žinai, ten ta grupelė, kur aš lankiausi. Ai, galvoju, jūs ten durneliai, žinai, nieko nedarot, o aš va padarysiu, žinai. Nu, aš taip matau. Šiandien tas pirmasis akcinas, tai nebuvo, kad man ten buvo žiauriai bloga, ar aš ten supratau, ko man reikia. Nieko, man tiesiog va, norėjosi būti tavo geriausia, kaip visada. Ir aš pradėjau lankyti savo globėjos grupiai, vėliau ta grupė tapo namų grupė ir dabar yra. Ir atrodytų viskas galėjo pasibaigti, mes pradėjom skaityti knygą, va šitą pačią knygą, aš ją nusipirkau dar tuo laikotarpiu, kai aš jau bandžiau ieškoti pagalbos. Sena knyga ir taip va su manim keliavo. Tai čia buvo 2015 metai, atrodytų kaip ir va, jau žingsniai, tai kas jau gali būti po to, bet aš su tai žingsniais toks vat, fainas dalykas, ne, įvyko įdomus. Aš tokia kaip tikra egocentristė, ne, vat pasiėmiau, ką duoda žingsniai iki 9, ne, vat aš čia prisipažinau, aš išklojau visą savo gyvenimą, tą 4, ne, kur atrodė. Nu tikrai, nu tiek akmenų nusirito, aš negaliu sakyti, čia toks jausmas, kuris būna tik vieną kartą gyvenime. Tokio dydžio, tokio šito, ne, tokios apimties ir paskui tie 9, kur tikrai, nu irgi tu tiesiog viskas ėjo kaip per sviestą ir su pinigais, ir su artimaisiais. Ir atrodė viskas tvarkėsi akise, ne, ir ta euforinė būsena. Ir vat man tiek ir užteko. Mes tas skaitėm, aišku, viską iki 12, ne. Bet, nu, mano pagrindinė mintis tai buvo kokia, nu, ką jūs čia durneliai, žinai, pensininkai, vat sėdit, neturit ką veikti, žinai, tai jūs vat ir sėdėkit toj grupėj, čia dalinkitės, neškite tas žinias, žinai, čia visa kita, tos inventorizacijos, žinai, nu ką čia, ir taip su manim viskas, aišku, aš viską apie save žinau, ne, tai vat aš šiandien žinau, kad tas pažinoti save yra labai gerai, bet tai, nu, tai nepagydo nuo alkoholizmo, tai negydo nuo alkoholizmo. Tai va, tai aš pasiėmiau tą euforinę dalį ir iškeliavau gyventi gyvenimą. Nutraukiau praktiškai ryšius, iš pradžio dar palaikydavom su Daiva, su globėja. Kažkiek pasikalbėdavom, jinai mane vis kalbindavo, tai tu eik į grupę, nes aš išvažiavau į Londoną gyventi. Ir aš vis aišku, tai ten darbai, tai ten kas, tai ten iš pradžių pinigų nebuvo, nu, bet mano pagrindinis tikslas tai buvo ne toksai, kad, nu, susitvarkyti savo gyvenimą. Vat aš nieko tam Dievui iš esmės, o dabar kaip žiūriu, ne, nieko šiam neatidaviau, nieko. Aš turėjau planą, aš norėjau, kad jis įvyktų, nepaisant nieko. Aš eilinį kartą pasielgiau tai, kaip elgiausi visada, ne, aš tiesiog susipakavau čemodanus ir išvažiavau. Ir viskas. Ir manęs ten užteko pusę metų, va tos euforijos, ne, baigėsi greitai ta euforija iš tikrųjų,
dar kurį laiką tempiau, ten bandžiau kažkokias bažnyčias vaikščioti. Nu, žinai, va toks savęs apgaudinėjimas, tų dalinių priemonių, toks ieškojimas, žinai, kad atrodo, va, ašgi jau tokia čia prašvitus, bet tas įsitikinimas viduje, kad aš viską žinau ir kad tai yra, va, mano tokia, va, jėga, kuri čia manęs neapleis, žinai. Čia buvo tikra, tik 100% mano vidaus tokia, va, nuostata, ne. Nors visa tai, kas buvo siūloma daryti, ne, 10, 11 žingsnis, stebėti save, melstis, kreiptis į Dievą, ne. Apie jokius globotinius nebuvo net kalbos. Kam galų gale, tai tam, kad gautum globotinį, reikia eiti, dalintis, kalbėti apie save ar ne. Čia buvo ne man. Nu ir viskas. Ir tose namuose, kur aš gyvenau, ne, ten žmonės normaliai vartojo alkoholį, ta prasme saikingai, normaliai, tai turėjo ten atidarytų butelių šiokių tokių, ten ką šaldytuvė, ką ten spintelėje, ne, visi pildavo 50 gramų ten vakare prie vakarienės ir viskas. Nu ir aš čia tokia teisuolė, žinai. Nu, bet aš kažkaip, tas dar ir dar labiau pastumėjo, man, pusės metų užteko, kad po viso šito, košmaro, nu, mano praktiškai, nu, nuo vaikystės, ar ne, kur aš ten išblaivėjusi, ten vos ne, sulčių ten paragavau, ten kokių nors ten įmantresnių pirmą kartą. Ten, anksčiau būdavo zageronas, koks nors jeigu pigesnis, ten multivitaminai, gerai. Žinai, ta prasme, nu, iš to tokio euforinės būsenos, kaip faina būti blaivai, ne, man užteko pusės metų, suprasti, kad, nu, aš greičiausiai kaip visi, viskas su manim gerai, žmonės išgeria 50. Nu ir viskas. Ir aš, tokia konfliktinė situacija buvo, aš pati ją iš tikrųjų sumakalavau, aš nuėjau tiesiog taikymų prie šaldytuvą, atsimenu, atsidarau ir aš, tą pirmas gurkšnis, ir aš jau suprantu, kad viskas, nu niekas neparpuolė, čia tiesiog, ne, mano tas. Tai, kas manyje gyvena, ar ne, tai, kas manyje visą laiką gyvens. Ir aš jau tą butelį gerdama, ne, aš supratau, kad man dabar, kad nesugadinti čia tų santykių ir viso kito dar labiau, ne, aš dar turiu kažkiek pinigų, aš susikroviau visus čemodanus iš tos šeimos, ne, kuri buvo mane priėmusi, kur mes ten kažkaip atseit kažkokius santykius turėjom, nu, bet čia irgi ten, žinai, kai pasižiūri dabar iš šono, tai grinai žmonių išnaudojimas, ne, kalbėjimas apie kažkokius jausmus, kad tau būtų patogiau. Nu ir viskas, ir aš supratau, kad viskas man, čia Londone aš neturiu jokių variantų, ne, gerti. Nu, niekas man niekas, aš čia pakiltų keliausiu greičiau, negu spėsiu apsisukti, ten, žinai, čia dar Vilniuje gali kažką kažkur, žinai. Ir išvažiavau iš tų namų, nuvažiavau pas draugę, paaiškinau kokią situaciją, jinai žinojo, kad aš alkoholikė, kad aš negėriu, kai aš atvažiavau, ne, ir kad aš pradėjau vartoti alkoholį. Ir pas ją dar kažkiek pagėriau, ne, aš tuo metu jau užsisakiau vietą detoksą, nes, nu, aš supratau, kad, nu, jokių variantų nėra, ne, bet viskas. Ir ten kažkiek truko dar tas mano gėrimas, ne, tam Londone. Ir autobusiuku mane ten įgrūto, ta draugė, tai atvažiavo tas autobusas su visom tom tašėm, dar įdėjo kažkokių vaistų, tu sako, jau negerk tik tai jau prieš Lietuvą, nes tu tiesiai detoksą važiuoji, tavęs nepaims. O aš taip, nu galvoju gerai, jau kai keltai važiuosim, jau nebegersiu. Tai nežinau, kaip aš ten iš to kelto, kaip aš tą mikroautobusą radau, aš ten dar vieną fejerverką sukėliau, ne, ten su buteliais, su kažkokiais, možda ten visiškas toks, nu, savęs, nesukontroliavimas, ne, bet kažkokiais tai stebuklingais būdais radau aš tą mikroautobusą, ne, kažkaip ten įgriuvau. Paskui kažkaip jau ties Lenkijoje buvom sustoję, atsimenu, prasičiūchinus, ne, ir degaliniai sustojom ir galvoju, nu reikia dar išgerti. Ir suprantu, kad jau netoli, jau prašvitę praktiškai, man jau tiesiai detoksą. Bet dar nusipirkau, ne, nes, nu, mačiau, kad būsena tokia, kad aš jau buvau pasiruošusi, kad nepakliūti detoksą ir galėjau dar nors kažkiek išgerti, palikti visus tos čemodanus ir eiti ten pievą tokia, žinai, kur ten palei greitkelį, kad tik tai likti su to butelio, ne, bet kažkaip tai. Nu ir taip gavosi, kad atvežė mane tas mikroautobusas lygiai tuo laiku, ne, kaip jis atvažiuoja čia nuo Kauno, Gerosios Vilties mūsų ligoninė, ne, ir išleido prieš 10 minučių iki priėmimo, ne, su čemodanu tiesiai į priėmimą. Ir nežinau, girta aš ten buvau, bet mane kažkaip priėmė, ar ne, ir vėl buvo tas nusiteikimas, kad ašgi žinau, kaip negerta, ne, tokioj būsenoj atvažiuoja. Gražuolė, žinai, ir ašgi žinau, kaip negerta, ne, man nieko nereikia, atsimenu, dar atėjo mano
grupės narė, jinai irgi globotinė, manau, mes kartu su ėjom žingsniais praktiškai. Atvažiavo, pasiūlė pagalbą, gal reikia apsistoti pas ją ir taip toliau, eisim kartu į grupę, žinai. Ne, kur čia man, žinai, man reikia kažko ypatingesnio. Tai susiradau reabilitaciją tada ilgalaikę, o ten ir su Renatu pasimatėm. Ir gyvenau tenai 9 mėnesius. Negeriau, aišku, tuo metu, kol gyvenau. Nežinau, kas mane ten laikė, ne. Nu, ten iš tikrųjų yra ir ta disciplina, kaip visur, ne, tie dalykai. Ėjimas į grupės, įvairūs užsiėmimai, psichologas ir taip toliau, ne. Nu ir vėlgi išėjau su tuo stipriu žinojimu, kad aš žinau ir žingsnius visus žinau, ir kaip jau aš galiu ir pagydyti, bet ką, ne. Galvoju, toks košmaras, kad ten sunku apsakyti. Visiškai tamsa, nu kitaip nepasakysi, ne, bet aš žinau. Ir žinau, kad reikia eiti į grupę. Ir neinu. Nu ir viskas. Ir po reabilitacijos 2 mėnesiai, ne, aš vėl geriau. Tai čia yra iš viso 5 metai, man atrodo, to buvo tokio proceso, ne, nuo žingsnių praėjimo, tokio, tai tas ilgesnis laikotarpis negerimo buvo tie 9 mėnesiai, kol aš buvau reabilitacijoje ir dar keletas laisvėj. O paskui viskas, paskui tas kasdienis gerimas, ne, ten jau atsirado vyriškis pas mane, su kuriuo mes apsigyvenome, su detoksą susipažino. Tokia klasikinė šeima, žinai, aš visą laiką kaltinau jį, kad... Visą laiką kaltinau jį, kad čia jis mane, žinai, tempia, aš taigi viską žinau, ašgi su žingsniais, suprantat. O jisai, ir žodžiu. Baisus buvo gerimas, aš eidavau į grupės, aš norėdavau nustoti, aš ateinu į grupę, aš atsisėdu, aš matau žmonės, su kuriais aš sveikau, ne, su kuriais aš kalbėjau, kurie dabar jau turi metų daugiau tų sveikimo, ne. Ir aš nieko negirdžiu, aš galvoju, idiotai. Aš nieko negirdžiu pas maniausius, ir einu, ir atvažiuoju ten toliausiai į tą grupę, apeinu aplink tą pastatą, parduotuvę užeinu ir važiuoju namo. Bet ir viskas, toks vaikščiojimas, kaip katino aplink lašinius. Labai toksai, kankinantis iš esmės, ne, dalykas, kur tu jau pasiryžti ateiti, ir vis tiek, ir nieko, ir vėl iš naujo. Kažkokie padieniai darbai visą laiką, kažkokios maksimos, ten pastoviai tas toksai neišėjimas į darbą jau tapo klasika, ne, ten mėnesį daugiausiai kažkur prasilaikai. Ir, kančia, iš tikrųjų kančia. Baisus dalykas. Kažką bandžiau ten ir namuose dirbti, bet aš su tą mintim, aš dar vis bandžiau kažkaip tai tapti normalia. Kas ypatingai įdomu, ne, tie dalykai. Kas ypatingai įdomu, ne, kad, tikrai žinodama apie save labai daug, ne, aš pavyzdžiui, per tą bandymą stoti, ne, aš ėjau ir į priklausomybių ligų centrą, ne, prašiau, kad man rašytų vaistus, lankiau psichologą, ir įsivaizdavau, kad man padės. Ne. Tai tie vaistai nuėjo taip, kad jie pradėjo maišyti su alkoholiu, ar ne, tai čia atskira istorija, kur man smegenys visiškai išjungia, nežinau, būna visokių istorijų girdžiu, kažkam labai veikia, kažkam ne, man veikia taip juodai, kad atsirado baisi agresija, ne, smurtas prieš vyrą, jis tiesiog bėgdavo iš namų, tas nekenčiamas alkoholikas, kuris mane verčia gerti, ne, tai jis iš tikrųjų buvo nuskriaustas visą tą laiką. Aš visiškai be jokių skrupulų, ta prasme, daužydavau jo daiktus, jo mašiną. Vairuodavau visiškai apsvaigusi, ar ne, ten mes gyvenom tokiam užmiesty ir mažos gatvelės, ten vaikai, šunys, vištos, ko tik nori, ar ne, ir aš ten tais greičiais visais tais automobiliais ir ačiū Dievui, kad aš nieko nepasiunčiau pas jį. Tikrai ačiū Dievui. Gal tai mane būtų sustabdę be abejo, bet Dievas norėjo kitaip mane. Tai ir atėjo ta diena lygiai prieš 3 metus. Kai aš atsimenu, buvo neseniai konfliktas, vyras išėjęs iš namų, aš jo mašiną sukopau su kirviu. Ir aš taip varau iš kažkokio padienio darbo, ten man turėjau tokią pažįstamą merginą, kuri užsiema namų valymais, ir mane kartais pasikviesdavo, ir aš einu su to dvacoku, atsimenu ir galvoju.
blemba, taip pavargau, reiktų turbūt man atsipalaiduoti. Nu, bet tik šiandien, šeštadienį bus blogas, sekmadienį jau normaliai ir pirmadienį bus jau čikirine. Bet matau tą mašiną, tą kirminų mestalę ant žemės. Viskas išdaužyta, viskas, nieko nėra, ne? Ir aš, vat, mano mintis, va čia yra alkoholizmas man. Va čia jis yra, ne? Kai aš matau tas pasekmes, man net nereikia jų užmiršti, aš jas matau, va, fiziškai, ne, viską matau. Ir aš vis tiek sakau savo, tavai pabandom, ne? O šeštadienį jau nieko. Tai va, turbūt, nu, vis dėlto jau žinojau tuo metu visą. Nu, matyt, atėjo tas taškas, kai aš supratau, ne, nieko nebus, ne? Kad ir kiek aš žinočiau, aš pati negaliu su to susitvarkyti. Tam nėra jokių jėgų. Ten tie visi peilių slėpimai, ne? Aš tikrai realiai pradėjau bijoti, kad aš, nu, jį nužudysiu, o ne, kad, nu, ta prasme, kažkas įvyks tokio. Ir vat lygiai prieš tos 3 metus aš paskambinau jai, pasakiau, kad aš viskas. Buvo tada karantino laikotarpis, labai toksai juodas, jisai sunkus man buvo, todėl, kad tie pirmi pusę metų vyras labai gėrė tada stipriai. Aš blaiva ar ne, tokiam baisiam, kažkokiam tokioj, vat, duobėjai tokioj, būsenos buvo, tiesiog tragiškos, bet negavau aš to iš karto, antrą kartą, ne. Nu, turbūt gal niekas antrą kartą negauna to malonaus jausmo, ne, kai tau, tiesiog nebesinori gerti, kai sako, Dievas atėmė norį. Gert norėjau kaip žvėris, visur mačiau tik butelius. Gyvų susirinkimų nėra, atrodo, nors kas nors apsikabintų, už rankos paimtų, tai nors kažkiek prašviesėtų, ne. Ir nieko. Ir va sėdi prieš tą kompiuterį, kamerą bijau įsijungti. Ir va klausau, žinai. Klausau. Ir nežinau, kaip man pavyko, bet, nu, ta pabaiga ir ta blaivybės pradžia, jinai buvo tiek baisi. Man buvo taip baisu, kad man iki šiol kiekvieną dieną tai yra labai stiprus variklis dirbti dėl savo blaivybės. Nu taip vat kažkaip. Nes, na ką aš daugiau turiu? Aš neturiu variantų grįžti atgal. Noriu tą normalų gyvenimą gyventi, ne? O tam reikia dirbti. Man atrodė visą laiką, kad čia kažkokia pramoga, čia žingsnius praėjai, tai čia kur žinai, viską ten surašei, išsakei, atsiprašei, taram, o visa kita, tai čia žinai pagal norą ir situaciją, ne? Tai kokia meditacija, tai čia kai yra noras. Čia kažkokia malda, nu tai čia kai yra nusiteikimas ir bažnyčia netoli, bet nu nifiga ne tai. O čia buvo tokia skaudi pamoka, jinai labai ilga, jinai labai kankinanti, jinai tokia atrodė visiškai be išeities. Ir tik tai tokio variklio, kad atgal grįžti aš jau nebegaliu. Pirmyn aš irgi nenoriu, bet atgal irgi nebegaliu, ne? Ir toks išbuksavo, kaip koks tikrai automobilis iš kokios duobės, ne? Per didžiulį šitą. Nu ir kažkaip po pusės metų pradėjo lengvėti. Mes tiesa, nu, kadangi globėja ta pati, ne, mes neėjom programos taip, kad nuosekliai iš naujo, ar ne? Nuosekliai iš naujo, kad nuo 1 iki, 12 žingsnio mes daugiau taip jinai pagal savo nuožiūrą, ar ne, susidėjom pagrindinius taškus, paskaitėm tam tikras vietas, aš parašiau 4 dar kartą, kas buvo susikaupę per tuos metus, nekartojant to, kas buvo. Atitaisiau skriaudas, kiek galėjau, ar ne, ir netgi su tokia situacija, kad, pavyzdžiui, tuos 5 metus aš kažkaip ant tiek nutolau nuo šeimos, ar ne, kad kilo klausimas, ar jos iš vis žinojo, ar aš gėriu. Mama, močiutė jau buvo mirusi ir dukra gyveno kurį laiką užsienį, po to irgi taip kažkaip aš tą nuotolį palaikiau. Ir tokia situacija, kai man, nu, toks sprendimas, tiesiog mes kalbėjome su globėja, ar ne, kad sako, nebeliesk tu jų, nebereikia, ar ne. Vėl iš naujo, tai žinai, aš gėriu. Nu, kaip ten aišku, neaišku, kaip jūs ten žinojo, suprato, įtarė, neįtarė, ar ne. Tu tiesiog, nu, tas mano 9, kuris tęsiasi iki šiol su jom ir tęsis, kiek aš galėsiu, tiek jisai tęsis, ne. Tai tiesiog būk tu geresnė mama ir geresnė dukra, geresnė negu vakar, ne, geresnė negu buvai. Ir viskas. Tai su 9 tiek, ar ne, ir labai kažkaip pas mane atsirado greitai globotinė pirma.
man te buvo turbūt 7 gal mėnesiai kokie blaivybės, man atrodo. Jo, 7-8 taip. Ir va, tada man pradėjo kažkaip, aš užsikabinau ir va, nu nežinau, galbūt tai, kad mes vėl skaitėm iš naujo ir tų mergaičių jų buvo, ane, ir tą programą kažkaip aš ją pradėjau vat matyti, ane, vat vienas dalykas, kai tą su globėju, ar ne, va tau pasako aiškina, nu taip, tai irgi labai daug veikia, ne, bet vat globa, jinai mane kažkaip, vat tikrai buvo tas lynas, kuris mane ištraukė, kuris vat man kažkokį davė va tą vidinę jėgą, ar ne, kabintis už programos ir iki šiol, nu, ne veltui yra rašoma, kad ne, kai nepadeda niekas kitas, tai padeda darbas su alkoholiku. Tai vat mano tokie tarnavimai ir yra šiai dienai, ne, kad pagrinde yra globa, nu šiai dienai, pavyzdžiui, turiu 4 globotinės aš šiuo metu aktyvias, ne, su kuriom skaitau. Ir einu į ligoninės, tarnauju grupiai, vedu susirinkimus, esu grupės atstovė. Va tokie mano reikalai. Iš tikrųjų, tas gyvenimas, jisai, galima kalbėti apie santykius, kuriuos taisosi, bet čia ne mano nuopelnas, ne, čia va, tiesiog tas nuolatinis gal gyvenimas su Dievu, ar ne, vat, su Dievu taip kaip yra, o ne tais kažkokiais dityrambais, ten gražių maldų, ten prisirankius kažkokius, atsimenu, ten toks eilėraštis. Čia skaitai juos ten ryte balgėlinį, bet iš tikrųjų nu šiai dienai vat, tas mano ryšys iš tos vat, didelės baimės atsirado tas ryšys. Nes vat, tas pirmas pusės metų laikotarpis, kai ne, vat, buvo tas vat, tik zoomas ir ten tas siaubas ir tie namai visi alkoholiu dvokiantis. Viskas, ką aš turėjau, tai Dievas. Man ir globėja, kaip pasakė. Niekas to daugiau nepadės. Ir viskas. Ir nuo to prasidėjo va, tie santykiai. Iš tos baimės ir iš to supratimo, kad daugiau jokių variantų aš neturiu. Tai aš ir iki šiol tą ryšį palaikau ir ne kažkokiais, sakykime, įpantriais būdais ar ne, maldomis ten sukurtomis. Aš į jį kreipiuosi taip pat, kaip ir yra. Ne? Jeigu aš bijau, aš sakau, Dieve, aš bijau. Padėk man, ne? Būk su mane. Palaikyk mane. Parodyk man, ką darau ne taip. Parodyk, kaip turiu elgtis, neleisk man būti tavo įrankiu. Vat, skaitau su globotinė mane, prieš tai klaupiuosi, sakau, Dieve, leisk man būti tavo įrankiu. Iškart ateina ta mintis, o tai koks tu įrankis normalus, toks Dievas norėtų tokio. Aštrus, tiesus ar ten kažkoks aprūdijęs, žinai, vat, kokia aš pati esu prieš jį. Nes to, jeigu aš noriu pagalbos iš jo, tai aš turiu ir duoti kažką. Tai santykiai tokie susidėlioja čia kaip ir su žmogum, ne, jeigu aš nuo jo nusisukus, ne, kokie pas mus gali būti santykiai. Tik tai abipusis ryšys, tik tai tas nuolatinis kalbėjimas, ne, va tas toksai bus su manim. Sakau, gimė iš baimės, bet iš tikrųjų tai didžiausias mano inkaras dabar ir aš to ne už ką neatsisakyčiau. Ir būna to, aišku, visokių nesąmonių gyvenime atsitinka ir kartais tikrai pasielgiu netinkamai ir aš matau, kaip tas ryšys trukinėja, jeigu aš nenoriu pripažinti savo klaidų. Ir jeigu aš nenoriu atsiprašyti, jeigu man per daug yra garbu, ne, per daug aš esu svarbi, ne, kad tiesiog žengti žingsnį ir pasakyti, kad aš neteisi, ar ne. Viskas, aš jaučiu, kaip viskas prastėja. Tai čia va tas mano, ne. Aš viena nepasiliksiu, viena aš nieko negaliu. Tuo man teko įsitikinti, ne, manęs tuo niekas įtikinti negali, ne. Svetimom klaidom aš mokytis niekada nemokėjau ir nemokėsiu, gal yra tokių žmonių, bet aš ne iš tų, ne, man reikia savo kailį patirti, ar ne. Kaip taip viskas būna ir nežinau, kažkaip. Tas pragaras užsibaigė. Tik tai programos tokia. Tik tai. Be programos sausai, ką, aš galiu negerti, ne, bet, aš nepriimu to pasaulio toks, koks jis yra. Aš negaliu su juo gyventi. Aš esu, o visa kita aplinkui, žinai, vieni nesusipratimai, kurie man tą gyvenimą gadina, tai tam man reikalingas Dievas. Be jo niekad, ne. Juk pagrindinis programos tikslas, ne, yra, mes skaitome, ne, kad pritaikyti mus kuo geriau tarnauti Dievui ir kitiems žmonėms, koks yra tikslas. Ne man ten kažką susitvarkyti, ne ten praturtėti, ne ten išgražėti, žinai, ne ten dar kažką tai, bet tarnauti Dievui. Atrodė iš pradžių liūdna, tai kaip čia bus dabar, žinai, kaip kokia Zosė suilgusis jo, kas daugiau tarnauja Dievui. Bet nieko, viskas normaliai.
Dievas tikrai duoda tiek, kiek man yra va. Aš tikrai turiu viską ir aš, iš tikrųjų, koks tas gyvenimas bebūtų, bet jeigu taip šiandien manęs paklaustų, sakė, tu norėtum kito gyvenimo, nenorėčiau. Nenorėčiau, iš tikrųjų. Tas alkoholizmas, tai ilga kančia manęs tokios ožkos, va, tokio to egocentrizmo, tokio burbulo, kitaip iki jo nebūtų davedęs niekas. Niekokiais būtais, kaip kiti žmonės. Jie tiesiog nueina į bažnyčią, ne, ir tampa tikinčiais. Tai va, tai šiai dienai ką aš gyvenu gyvenimą, kurio, aš ne apie tokį svajau galiu pasakyti, bet tos mano svajonės kaip pro viskas mano galvoje, žinai. Jinai gyvena savo gyvenimą tą galvoje, nieko bendro, žinai, su realybė. Tai o šiandien turiu tokį gyvenimą, kurioje nieko nekeiščiau. Ir dėkoju kiekvieną dieną, turiu už ką padėkoti, ne, ir ypač už tai, kad esu blaiva, ir kad, va, tas noras likti blaivi, kad jisai, nedingsta. Ir aš dažnai dėl to ir, aš dažnai prašau, kad mano noras, liktų stiprus, ne, likti blaivi. Nes jeigu jisai prapuls, viskas, aš prapuls. Aš suprantu, kad, mano ta riba yra tokia, plona. Ir tik apleidė programą, kai būna ateina noras pailsėti, ne, tai viskas, kiti kažkaip gyvena, aš mėgstu žiūrėti kitus, ne, žiūrėk, nieko nedaro ir jam gerai, žinai. O man užtenka, dieną dar, antrą dieną aš jau atsikelsiu blogą būseną, viskas, pas mane labai trumpos distancijos, ne, labai trumpa juostelė. Tai prasme, tos energijos užtenka labai mažai, turi būti pastoviai ant to ryšio, žinai. O tas ryšys, tai kas? Malda, tarnavimas ir nauda kitiems, išeiti iš savęs. Aš žinokit, iš tikrųjų pasakiau viską, ką galiu pasakyti ir noriu, kad paklaustumėt, nes viskas. Aš viskas. Tai ačiū. Elge, tada padėkojom gal ir pasidalinimą ir klausimam turim laiko. Prašom klausimų. Ne tai, kad nepadeda, ačiū Deividai už klausimą. Ne tai, kad nepadeda, bet aš kažkaip tokį turėjau, žinai, šitą sugebėjimą kitiem aiškinti, kad jiem niekas kitas nepadės. bet pati tuo pat metu gerti ir iki grupės nedaeiti. Tas žinojimas įsėmė visą viršų. Labai sudėtinga ir kažkaip tuo metu aš nesupratau, kodėl manęs taip šalinasi žmonės, netgi tie, kurie buvo reabilitacijoje, ne, socialiniai darbuotojai, ne, kiti darbuotojai. Man atrodė, kad jie tiesiog turi tam tikrų nusistatymų būtent prieš kai kurias grupės, ten, žinai, tas anas, bet aš buvau tas produktas, žinai, kuris, tiesiog, tikrąja to žodžio prasme nepatraukli blaivybė, žinai, kur tu tikrai jau kitokią pažiūrėjus, tai dar pabandysi ieškoti kitų būdų. Aš kaip suprantu, kiekvieną kartą ėjo žingsnis, tai ir tas antras kartas, tai pirmą kartą to Dievo labai nebuvo, ar kaip to ryšio, nes dabar, tas pusę metų ištisai su Dievo, kaip pirmą kartą. Ačiū šitą klausimą. Jo, čia tokia, kaip, turbūt, kai žmogus gyveni iliuzijų pasaulį, tai pamatyti tą tiesą, man iš pirmo karto nepavyko. Man atrodė, kad ryšys yra. Nors aš visą laiką jausdavau nerimą labai didžiulę, aš pasėdžiu grupiai, jau po trečio žingsnio, ir atrodo tas trečias čia taip jau.
viskas rimta ir viską atiduotų, bet tas klausimas amžinas galvoju, tai Dievas kaip jisai, vat, nu, ar jis atitaikys tą savo valią, vat, pagal tai, kaip aš susiplanavusi, žinai, nes nu, kitaip aš nepasiruošusi. Ir tie, vat, nu, išoriniai tokie, vat, kai dabar aš žiūriu, ar ne, nerimas pastovus, aš vat grubiai pasėdžiu, man lyg geriau, aš dar tada sėdu į Trūliką, nuvažiuoju į bažnyčią, ne ten kokį ten pas mus ilgai veikiantį rajoną. Vilniui, ten dar pasitrinu, ne, va toks va visą laiką kažkoks, va aš tai vadinau ieškojimu, ne. Nu, gal tai ir buvo ieškojimas, bet iš esmės tai buvo nenoras atiduoti į Dievo rankas, pasakyti, tai bus kaip bus, ir aš sutinku, ne. Pas mane dar buvo, va, matyt, nors tas, va, gerimo, tas laikotarpis, jisai ilgas, jisai labai kankinantis, tikrai, nu, mane parklupdęs visiškai, ne. Nu, dar nebuvo pabaiga, nes, nu, iš esmės tą Dievą atrasti, ne, nu, vat kaip šiandien aš matau. Nu, argi jį įmanoma atrasti dar nepasiekus to dugno. Kol yra, mano tokia natūra, jeigu aš galėsiu kažkur manipuliuoti, aš ir manipuliuosiu, ne. Nu, tai čia netgi paprasti dalykai, kur aš galiu pasišnekėti su draugė iš A, ne, bet aš žinau, kad aš turiu su globėja šnekėtis, nes, nu, kitur aš turiu, va, tų skilučių, ne. Ai, nu, tai ten, žinai. O pavyzdžiui, su globėja, nu, aš neturiu tokios savybės, ne, kad galėčiau jai pameluoti. Net ir pačią nemaloniausią tiesą, jeigu aš prisiverčiu, sakau jai taip, kaip yra, ne. Tai ta manipuliacija, jinai yra kraujyje ir jeigu aš, nu, gaunu tą galimybę, aš taip ir darau, ne, tai lygiai taip pat ir su to Dievu, ne, va, ta manipuliacija, va, su juo, ne. Nu, tai tu man padėk, ne, tu man atėmė, aš čia tokia gera. Bet turbūt, kad nieko ten nebuvo. Greičiausiai. Tik tai fiziniai veiksmai. Aišku, jeigu, kaip čia pasakius, esmė gal ne tame, ar jisai ten atsiranda trečiam žingsnį, žinai. Trečias žingsnis, tai čia yra tas vat, sprendimas, o ne, kad aš atiduodu. Bet tai, žinai, tas sprendimas ten trečiam žingsnį, kai mes dar ten, žinai, vos negaruojantis, tai esmė tai turbūt yra viskas po to, ne, va, ta testinė dalis. 10, tas 11 žingsnis, ne, kur kiekvieną dieną brūžinį, ne, tai va, tada atsiranda tie ryšiai, kai ne į draugę kreipiesi, ne, ten į globėją, į Dievą pirmiausia, paskui žiūri, ką ten toliau daryti. Tai va, turbūt tas kūrimas ir yra toksai, ne, iš karto jis atsirasti ir negali. Gal turbūt, nu aišku, kai visiems visai mane pas bylą, kaip man sako, greitai, ten vėjelis, taip toliau, žinai, bet, nu, ne visiems tai būna. Tai, va, tai, nu, man dar reikėjo nosim partą žemę, žinai, kad atsirastų tikrai, kai jau nebuvo kitų variantų. Ir aš buvau sutikau su viskuo, ne, va, tikrai su viskuo, nors ten nežinau, kas atsitiko. Sutikau su viskuo, tai va, tada ir atsirado. Ačiū. Sveika. Tu sakai, turiu 4 kovotinės, regioną, grupę. Dabar kaip, nu, kai kartais girdisi, žinai, tai kada, čia, aš neturiu kada, nėra laiko, visko, nu, kaip tu spėjai, kaip čia? Nespėju aš. Jo, aš darau, žinok. Nu, jeigu taip, žinai, vat, kas pasakytų, nu, va, tai tu, žinai, čia va, turi planą, va, tu apgalvok, ar tu spėsi ir tu imkis to plano, ne, nu, logiškai būtų. Nu, tai čia taip pas mane neveikia, ne. Aš tiesiog tą dieną darau, ką aš galiu padaryti geriausiai. Vat ir viskas, supranti. Tie žmonės atsiranda, aš jų negaliu paimti. Nu, aš kažkiek galiu pareguliuoti, nepaprašyti palaukti. Bet esmė tai ta, kad aš tiesiog ryte meldžiuosi ir kartais tiesiog ir atsiprašau Dievo, ne, kad aš prisėmiau per daug įsipareigojimų, prašau, kad man bent padėtų kažkaip išsikapstyti, kad aš nenuskriausčiau nieko, ar ne, nu, bet kažkaip nepadaryčiau žalos žmogui. Bet yra dar kitas dalykas, ne, kuris labai per tuos ryšius, va, ta programa atrodo čia svarbiausias dalykas, ne, jeigu ne jinai, aš neturėsiu nieko ir va, kai užlipu ant to va, minos šitos, ne, kas gaunasi. Aš užmirštu šeimą. Ir nu, čia mano tas didžiausias yra toksai, nu tas va, ta tokia, ta visa kreivė, ar ne, kur aš ten
kai jau matau, kad jau žinai, ten ir mama 3 kartus skambino, aš nepakėliau, vyras ten susiraukė, šaldytuvė tik dešrelės, ane. Nu, vat aš sakau, gal tu Alge sustokiau, gal viskas, žinai. Ir vėl, nu, čia tokie, žinai, čia jau ir tie egocentrizmo žaidimai, nu, kaip ir norisi būti svarbi, kai čia globėja, žinai, taigi čia žmogui reikia, taigi aš čia padedu, ane. Bet tai paskui atsisėdu, galvoju, ką aš darau. Supranti, nu ir va taip, va ir traukiu tą gumą, aš iš tikrųjų nuoširdžiai laukiu, kol, va mergaitės 2 devintukės dabar pas mane yra, ne, Dieve, greičiau su jom pasibaigti, žinai, galvoju, va, nu čia va irgi klaida, kurią aš išmokau iš savo, mes va ir su Robertu pakeliui kalbėjom tą temą, ne, kur, nu, va, mokomės iš savų klaidų, ten kažkas gal būtų pasakęs, oi, čia 4 globotiniai, čia per daug, žinai, aš nespėju, ai, ką tu, žinai, melstis daugiau reikia, žinai, mėgstamas, taip sakyti, ne, bet kaip pati realiai pamatai, žinai, nu, bet kad nesigauna, žinai, tai aš ir sakau, aš nieko nespėju, aš tik stengiuosi va, iš ryto pasimelsti, ne, daryti, ką galiu, nesustoti ten, kur nereikia sustoti, ne, ir tiesiog daryti, kiek įmanoma, ir vakare padėkoti, ir mėgoti. Ir tada viskas, mano dūšė yra ramė, ne, kai aš padarau viską, ką galiu. Tai va, toks ir spėjimas. Tik tai va gaila, kad šeima per tai kenčia, jie va kažkaip pripratę. Nereikšti tų pretenzijų. Taip yra. Robertas Alkoholikas, aš užduosiu klausimą, išprovokavai tu mane. Iš tikrųjų, ja, mes anoniminėse patarimų neduodam, daliname savo patirtimi, bet visgi yra naujas žmogus grupėje ir aš, ką tu patartum atėjusiam žmogui, kuriam yra iš tikrųjų nėra lengva. Ateinam ne todėl, kad mums gerai, o žmogui atėjusiam pirmą kartą surinkimą, ką tu patartum. Ačiū Robertui už klausimą čia. Editai, ne? Patarti, žinai, iš tikrųjų, pradžiai nieko daug nereikia. Tiesiog, kai išeisi, pasižiūrėti, kada sekantis susirinkimas ir ateiti dar kartą. Nes, nu, visi dalykai prasideda nuo to, žinai, niekas nepasidaro iš karto, niekas nenušviesėja ar ne ir taip toliau, bet va puikiai grupė, kur pilna patyrusių žmonių ar ne, jie kalbės savo istorijas. Ir nežinau, man pavyzdžiui, nu, naujokas tai visą laiką yra dovana, nes iš jo išgirsti tą tiesą, kokia jinai yra, be tų fanaberijų visų, kai mes ten kartais, žinai, jau tokie iš krašto išeinam, žinai, su tom istorijom. Tai tikrai kiekvienai grupiai naujokas yra dovana. Ir tai ir vat, kažkaip reikia priimti, ne, kad tu reikalingas, tu dalis. Ir nuo to prasideda tie vat, maži žingsneliai pirmyn, kur paskui pradeda kažkas aiškėti, ką čia reiktų daryti, atsiranda kažkokie ryšiai, draugystės, ne, ir atsiranda ta šilta vieta, vat, kur galiu ateiti. Tai tik tai vat, susižinoti, kada sekantis ir kitą kartą ateiti vėl. Bet čia vienintelis patarimas turbūt. Ačiū tau, kad atėjai. Rasa alkoholikė. Sveiki. Norėjau paklausti, tradicijos. Tu pati perėjai su globėja tradicijom ir ar tu vedi? Ir tada kaip? Ar daugiau jas globtuoji globotinės, tarkim, ar po vieną, ar gal kažkaip tai su globėja kartu bendrai, gal kažką tai, kažką va tokio. Kaip, nes mes čia kaip tik kalbėjom, kaip mums čia vesti tai. Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, toksai, žinai, jisai va tas toks, kur mane špilkuoja, nes aš su globėja tradicijom praėjusi, aišku, žinai. Bet, nu, tai buvo toks, nu, ganėtinai toksai glaustas kursas, ne, va, paaiškinimus su trumpais paaiškinimais ir visa kita, žinai. Ir aš asmeniškai, va dabar, taip kaip šiandien yra, aš nesijaučiu taip, kad aš galėčiau pravesti tradicijom. Aš galiu trumpai paaiškinti. Nes vien tas, va, teko ruoštis kalbėti apie tradicijas, ar ne, tai aš supratau vieną dalyką. Tai nėra žingsniai, ar ne? Čia turi turėti pavyzdžių. Turi žmonėm pasakoti apie savo patirtį, ar ne, kaip tu su jom susidūrei. Tai va, šito aš dar neturiu daug, nes aš iš tikrųjų tarnauti pradėjau neseniai ir va, į tą eiti, ne, aš pradėjau neseniai per save.
tiesiog kaip čia sakyti, jomis naudotis ir suprasti jų esmę, ne, ir kalbėtis apie tai su žmonėmis. Tai vesti aš nenoriu. Aš galiu trumpai paaiškinti, bet to nevadyčiau vedimu. Aš galiu trumpai ar ne pasakyti, kas apie ką, bet pas mus kol kas yra tokia praktika, kad yra mano globėja ar ne keletas moterų dar kitų, kurios savo anūkės, taip sakykim, jo trumpai supažindina. Jo, nes, iš esmės aš nesijaučiu taip, kad aš galėčiau žmonėm duoti daug šitoje vietoje. Tai va čia irgi gal, žinai, tas, aišku, man, kaip ir plepas, čia kaip globėjo, ne, bet, ne, čia ne apie tai. Žmonės turi gauti geriausią, ne ką gali gauti. Tai va, tai šitoje vietoje, kol kas bent jau savo globot, nes aš paleidžiu. Bet yra tas dalykas, ne, aš dar kaip tradicijom ėjau, po žingsnių, vat jau prablaivėjus, prašviesėjus, man gal metai buvo blaivybės tada. Man tai realiai nebuvo įdomu, žinau. Man tai nebuvo įdomu, aš tai išklausiau trumpai, užsirašiau, pasibraukiau ir viskas, ir uždariau tą knygą. O dabar kažkaip, man tas realiai labai įdomu. Ir vat aš pati skaitau, aš domiuosi, aš klausau spikerinius, aš juos girdžiu dabar, ką žmonės šneka, ne, man įdomus pavyzdžiai. Tai vat, tai su laiku aš manau, kad aš galėsiu tom tradicijom pravesti, kai kažkoks, čia nežinau, gal koks vidinis pajautimas bus, ne, kai aš turėsiu ką pasakyti. Bet dabar aš nesijaučiu dar tokia. Nesijaučiu tokia. Tai tokioj dabar esu vietoj. Turim laiko porą klausimų. Už alkoholinį. Kaip ėjot 5, ar labai baisu buvo? Jo, tas pirmas 5, iš tikrųjų, aš prisimenu, aš įsivaizdavau. Dabar aš kaip papasakosiu savo gyvenimo istoriją, tai ten žliums ta globėja ir čia bus tokia ypatingai viskas, žinai, ir taip viskas, žinai, čia tiesiog aš ją išmušiu tiesiog iš vėžių, žinai, tos savo tragedijos tą mastą, žinai. Mano tokia buvo pozicija. Aišku, jau rašant 4, man pradėjo aiškėti, ne, kad, čia niekas iš viso manim nesidomi, šiaip realiai labai, žinai. Ir kad, viskas aišku, viskas ant popieriaus parašyta, ar ne, bet aš vis tiek tikėjausi tokio ypatingo kažkokio čia, žinai, čia, žinai, ir ta baimė buvo, kol aš nepradėjau 4 rašyti. Kai aš pradėjau rašyti, aš pradėjau matyti, kas darosi, ne, kad ten kartojasi visi tas nesąžiningumas, tas savanaudiškumas, aš atsimenu, dar skambinau globėjai, sakau, kažkaip man čia gaunasi, sakau, kad, čia istorijos skirtingos, ne, su tais pykčiais, kai pradėjau nuo pykčio, ne, bet sakau, kad 4 stulpeliu man pastoviai tas pats gaunasi, tai čia sakau, taip turi būti, sakau, gerai rašyk, sakau, viskas normaliai. Tai vat, jau tada aš pradėjau suprasti, kad nieko čia ypatingo nebus ir kad tas 4 stulpelis jau yra atsakymas į tai, ne. Bet tikėjausi irgi to 5 žingsnio, kad bus kažkokia tai tokia ašaringa, žinai, tokia procedūra, bet iš tikrųjų viskas taip labai inventorizacijos būdu, ne, tiesiog faktų suvedimas buvo. Tai kažkaip, tokį kaip kažkokį šiek tiek nusivylimą aš to turėjau, ne. Bet tą būseną, žinokit, kai aš iš jos ėjau namo, jinai gyveno tokio kalno aukšto, žinai, gyveno tuo metu. Ir aš taip einu ir, žinok, tikriausias jausmas, kad skrendu. Visiška laisvė, toks išsivadavimas iš to, ką iš manęs atėmė, tokio baisiausio, kas mane labai dūsino, ne. Tai po 4-5, pirmojo to ėjimo, ne, pas mane dingo ta savigaila, ta tokia įsisenėjus labai giliai. Aš bet ką mačiau ir bet kas man sukeldavo tą isterišką liūdesį tokį, žinai, ir, tiesiog tai buvo, neišsprendžiama, ta prasme, visiškai, ne. Aš ten maža to, kad aš ten tokia fantazierė, aš ten, žinai, atsisėdu savo, ten įsivaizduoju, kaip aš ten numirštu, žinai, kas ten ateina į laidotuvės ir kaip jie ten, žinai, kaip jie ten gailisi, kad jie su manim buvo tokie neteisingi. Ir aš pati žliumbiu,
supranti, toks spektaklis galvoje vyksta, ne, va, tai pokalbiai kažkokie, tai žinai, ten kažkokie išsivežia kažkokie santykiai ten to, ir aš ten žliubiu, žinai, ir va toj savigailai aš paskui galiu ten nešiotis mėnesį, ne, va tą spektaklį, kurį pati sukūriau ir va nuolatos apsiverkti ten kokiam troleibus. Tai va, penkto, tai ne tiek, kiek jisai buvo baisus, bet jisai, nu, man atrodė, kad turėjo būti kitoks. Jis tikrai buvo ne toks, kaip aš įsivaizdavau, bet jisai davė tą efektą, kurį, nu, aš negaliu jo niekaip net žodžiais apsakyti. Kartais va, mergom savo sakau, žinai, vat, aš jums pavydžiu, kad jūs tą jausmą dar turėsit, nes aš jau nebegausiu tokio antrą kartą, žinai. Tai toks vienas kartas gyvenime. Tai va. Renatas alkoholikas. Aš norėjau paklausyti dabar 4., 5. žingsnis, ten, ta prasme, surašėjai, kažkaip tai savo būdo trūkumus išsiaiškinai, 5. žingsnį pasidalinai, paskui 6., 7. žingsnis ir aš klausiu dėl to, kad nuolankiai prašėme mes tos trūkumus pašalinti viskas ir aš kažkaip įsivaizdavau tam tikrų momentų, kad aš tikrai nuolankiai ir labai noriu jų atsikratyti, o 10. žingsnis susiduriu su tuo, kad realiai aš nelabai gal ir noriu jų atsikratyti ir kai kurie man kaip ir visai tokie, ta prasme, mano pasitikėjimas yra per daug silpnas, kad aš, nu, tą kontrolę kažkaip kažkam patikėčiau, vat kaip tau su to reikalu? Jo, ačiū tau už klausimą, labai toksai rimtas klausimas, iš tikrųjų atrodo, kad ten tie žingsniai, va, čia 2 pastraipos, ras ir nėra, žinai, ir pirmą kartą, kai dariau, nu, tai irgi, žinai, labai jau sako, tai, o aš tokia, žinai, visai, aš kaip iš miško kokia, žinai, sako, tu tiki, kad gali pašalinti Dievas visus trūkumus, aš taip, žinai, nu ir tikrai nuoširdžiai, kiek aš ten supratau, aš apie tai meldžiausi, ne, bet va dabar, va irgi, kai pradedi normaliai save analizuoti, nu daug ko aš nenoriu paleisti, aš mėgstu valgyti, man labai skanu, įdanę persivalgymas. Tas nesaikingumas, ne tas godumas, nu, vat jo atsisakyti. Arba, pavyzdžiui, rūkymas, ne. Nu, aš realiai tai supratau, būna Dievo nu, matau, kad falšas iš karto, nu, čia neprašymas, ne, kai aš jo prašau, kad man rūkymą pašalintų. Neprašau, aš nenoriu to atsisakyti, ne. Ai, tai dar pirmų kartų, tai ten buvo ir su santykiais visokių susijusių reikalų, ne, ir žodžiu, čia toksai, žinai, dalykas. Kaip jis ten buvo padarytas, aš tiesiog gal neįsivaizduoju, kaip iš karto galima būtų taip, nu, vat, pagal savo patirtį taip vat, pajunčiant, ne, ar tai gali kas nors, ar čia kažkam pavyko, vat aš norėčiau išgirsti tą istoriją, kur jis pasakė, kad tikrai visų atsikratė ir va taip visus pašalino, žinai. Nu, tikrai norėčiau, nes, nu, man tai ne, man tai čia buvo toksai daugiau, nu, va tokia procedūra, ne, va tokia, ne, tiesiog pasitikrinimo, ne, paskui vis tiek viskas išlindo. Tai va, tokie vat reikalai. Mūsų laikas atėjo į pabaigą, tai dar kartą gal padėkojam.